Alvydas Vaitkevičius gerai žinomas Kaune fotomeno pedagogas, straipsnių, recenzijų, knygų bei katalogų įžangų fotografijos temomis autorius. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys nuo 1982 metų. Alvydas ilgą laiką buvo Kauno moksleivių fotografijos mokyklos ir Vytauto Didžiojo universiteto menų fakulteto dėstytojas, laikraščio VDU fotografas. Pagal savo paruoštą išsamią tekstinę ir vaizdinę medžiagą skaitė meninės fotografijos istorijos ir Lietuvos fotografijos kursus, vedė meninės fotografijos seminarus bei praktikumus. To pasekoje po eilės metų Lietuvoje buvo paruoštas ir apgintos pirmosios fotografinės mokslų daktaro disertacijos Agnės Narušytės, Vaidos Almonaitytės Navickienės, Tomo Pabedinsko, Margaritos Matulytės, Vytauto Michelkevičiaus. Menotyrininkė Agnė Narušytė 2005 metais rašė: ar tik nebus taip, kad Alvydas Vaitkevičius pirmasis Lietuvoje pradėjo dėstyti pasaulio ir Lietuvos fotografijos istoriją ir tuo dėstymu užkrėtė tai daryti ne vieną. Taip pat jis yra net 23 išradimų tiksliosios mechanikos prietaisų srityje autorius. Be kitų teigiamų savybių, Alvydas Vaitkevičius turi ir gerą autoironijos jausmą. Pirmas klausimas apšilimui. Ar įmanoma atrasti temų šiuolaikiniams fotografams, kai atrodo, kad jau viskas šimtus ar net tūkstančius kartų yra išfotografuota? Teoriškai galvojant, lyg ir neįmanoma, bet praktika rodo, kad temų surandama. Jo labiau, kad galima žiūrėti mažiausiai dviem variantais. Vienas tiesiogiai, kad būtų kažkokia nauja tema, o kitasgi tas pačias temas spręsti naujai, kitaip, su kažkokiam kitom koncepcijom, originaliai, panaudojant kitas išraiškos priemonės, kitas technologijas. Ir gaunam nuostabius rezultatus, kaip dabar plinta cianotipija, reiškia, tai Jose ten vaizdelių nepasakysi, kad nauji. Tos pačios mergelės, tie patys vaizdeliai, gėlelės, gatvių vaizdeliai, bet kaip žiūrisi. Prisiminiau, kad temas randa ir idiotiškas, mano konservatyvaus, reiškia, menininko ir žmogaus požiūrių. Sakykime, prieš porą metų garsėjo visoje Europoje nuotraukos, kur stipriu ventiliatoriumi išdidžiojusią burną pučia vėją, į tą burną pasidaro, kaip, reiškia, atsiprašau, velniai žino kas, šlykštų žiūrėt, o pasirodo, kad čia nuostabiausi dalykai, patys vertingiausi šiandien. Nieko nėra įdomesnio ir svarbesnio. Taip, tarp kitko, kaip ir žurnalistikoje, spaudoje, televizijoje, viskas eina tuo pačiu keliu. Kas svarbiau fotografijoje? Ar fotografuojamas objektas, ar fotografas? Čia turbūt reiktų šiek tiek aptarti, ką mes suprantam žodžiu fotografas. Fotografuojamas objektas tai turbūt aišku, bet fotografas, taigi gali būti ir visiškas mėgėjas, gali būti patyręs mėgėjas, gali būti profesionalas. Tai gal sukonkretintumėt klausimą? Meninėje fotografijoje. Meninėje. O 5 metų vaikas negali meninės fotografijos padaryti? Gali. Tai čia turbūt ir atsakymas, kad svarbiausia yra objektas. Ką jisai fotografuoja, bet ne kas fotografuoja, taip? Taip, taip. Objektas labai svarbu, kadangi į tą meninę fotografiją, reiškia, vėlgi reikia žiūrėti, kaip ir operatorius sakė, turinčią išliekamąją vertę ir neturinčią išliekamosios vertės. Tai gražiausiai nufotografuota gėlytė ar pelytė su šviesos efektais, labai išraiškingos formos ir
psichologiška, ką jinai reikš po 3 ar 30 metų. Ne? O jeigu fotografuosim, kad ir jūs, po 30, po 50 metų jūsų portretas visada bus aktualus. Va, čia prisiminiau Leonardo da Vinci, reiškia aforizmą. Kažkas jam ten sakė, kad jo portretuose žmonės nepanašus į save. Jis sakė, kokią tai turės reikšmę po 500 metų. Va. Bet tai jisai čia turėjo galvoje jau tą meną, aukštąjį meną iš didžiosios raidės. O fotografijos dabartiniu požiūriu esmė yra dokumentalumas. Įamžint tikroviškai ir vienareikšmiškai tai, kas dabar yra. Kas vyksta gatvėje, kas vyksta ten karuose, kas vyksta kosmose, kas vyksta namuose, reiškia svarbiuose. Ir susiveda, kad svarbiausias yra objektas. Kokią reikšmę turėjo fotomenas prieš 30-40 metų ir kokią svarbą jis turi dabar Lietuvos politinėme ir kultūrinėme gyvenime? Tai jau klausimas kartu ir atsakymas. Politiniam gyvenime tai turbūt nei tada, nei dabar neturi reikšmės, ne? Požerskio, pavyzdžiui, atgimimo albumai, atlaidai, kurie irgi kėlė nacionalinį identitetą. Bet tai jie pasirodė šiais laikais. O tais laikais jų nieks nematė, jų nebuvo. Buvo tik tai tos, kaip ten kaimo šventės, su atlaidų užkulisiais. Senukai, bobutės užkandžiauja, glebeščiuojasi vaikučiai, arkliukai. Tai kokia čia galėjo turėti politinę reikšmę? Kultūrinę, ar pažintinę, ten, sakykime, komunikacinę tarp žmonių. Tai turėjo. Ar kažkada garsioji lietuvių fotografijos mokykla tebežaidžia tarptautinių šalies lygių, ar tai tik tai malonus prisiminimai? Kaip galvojate? Malonus prisiminimai ir tik tai tų, kurie tuo metu gyveno, matė, žino. O jaunajai kartai tai net ir neprisiminimai, jie tiesiog nežino. Kaip aš studentams sakydavau, tol fotografija nebus lygiavertė kitiem menam, jo labiau tapybai, kol nepradėsim fotografiją pirkt, sakykime, dovanų gimtadieniams, vestuvėms, ten dar kokiom nors progoms. Kas dovanoja fotografiją? Neturi datos reikšmės, kokia jinai, sakykime, kaip aš suprantu, turi užsienį, gal Amerikoje ar Prancūzijoje, Vokietijoje. Tai kam tada reikia leisti tiek fotografijos albumų? Istorija ir kartu įamžinimas. Prisimenam visi garsų Macijausko posakį, parodos yra bajorų žaidimai. Jos ateina ir praeina ir išrūksta efemeriškai. O jeigu nori, kad liktų ainiams ir istorijai ir visa kita, turi būti mažiausiai katalogai, o geriausiai albumai, monografijos. Ar būtina priklausyti fotomenininkų sąjungai, jeigu galima leisti puikiausius fotografijos albumus ir nepriklausant Lietuvos fotomenininkų sąjungai? Tai čia turi galvoje dabartinius laikus. Taip. Tai pagal mano žinojimo lygį ir informatyvumą nebūtina priklausyti. Čia tik tai, sakyčiau, yra, savo, reiškia, ego patenkinimas, kad mane pripažino, priėmė į fotomenininkų sąjungą. O be to labai apsunkintos priėmimo į fotomenininkų sąjungą sąlygos. Ką mes turėjom sovietmečiu? Pirmiausia, priimdavo kandidatu.
Ir tam, pagrindė reikėdavo turėti atspaustų geram formate 10 nuotraukų, kurias galima būtų pripažinti meniško. Ir meno taryba nubalsuoja, tai priima kandidatu, o paskui jau kaip Dievas duos, jeigu tu tobulėjai, jeigu tu vystaisi, ten kitų nuopelnų turi, tai tave perveda į tikruosius narius, o jeigu tu nieko naujo nepadarai, dar nemoki nario mokesčio, tai ir išmeta, suprantu. Būtina ir fotomenininkų sąjungos sutapatinta su menininko statuso gavimu. O menininko statusui jau reikia ir asmeninių parodų turėti, ir kolektyvinėse dalyvauti, ir apdovanojimų. Ir plus jau sprendžia ne vien tik tai fotomeno sąjungos meno taryba, bet sprendžia ir kultūros ministerija. O ten jau kiti žmonės, kitas požiūris. Ar jūs keistumėt ką nors savo gyvenime, be abejo, ar tai ir susijęs su fotografija, jeigu reikėtų savo gyvenime pradėti nuo 5 metų iš pradžios ir jūs jau turėtumėt tą savo patirtį, kurią dabar turite? Nekeiščiau. Puikus man susiklostė gyvenimas, nežinau už ką ir kodėl mane ir likimas globojo, ar viešpats Dievas, protėvių vėlės. Nenustoju dėkoti jiems už viską, ką padarė dėl manęs, ką daro ir padarys, jokių neturiu pretenzijų. Paskutinis mano viršininkas sakydavo: Vaitkevičiau, nėra už tave laimingesnio žmogaus Lietuvoje. Aš su juo nesiginčydavau. Man svarbiausia, įdomiausia fotografuoti. O nuotraukos jau nelabai svarbu, o parodos mano, pavyzdžiui, tai jau visai nesvarbu. Tai pats procesas įdomiausias, fotografavimas. Fotografavimas pats. Kokią reikšmę jums turi turtas, pinigai? Galbūt turėtumėte daugiau finansinių galimybių, daugiau parodų savo būtumėt surengęs, daugiau pasiekęs būtumėt fotografijoje, daugiau knygų kažką išleidęs? Pasikartosiu, man užtenka tiek, kiek aš turiu, kiek padariau, kiek pasiekiau. O turtas, pinigai, tai nesykį pasišneku su žmona ar su draugais, aš nežinočiau, ką su jais daryti. Ar yra žmonių, apie kuriuos galvojate ką nors blogą, arba nesakote esate laimingas žmogus, arba priešingai, galbūt yra žmonių, kuriem jūs padarėte kažką tai blogo ir dabar jūs kankina, kaip kunigui prieš išpažintį? Gal galite pasakyti? Nekankina mane niekas. Neatsimenu aš, kad būčiau ką blogo daręs. Arba jums kas būtų kažką man, padaręs? kad neatsimenu, kad būtų darę. O kad aš pats iš savęs šaipausi, tai gal tai ir padeda. Žinai, kad aš grafas. Mano probobutė buvo grafo Godlevskio neteisėta dukra. Tai jeigu aš įsipjaunu pirštą, mano kraujas mėlynas bėga. O ką galite pasakyti apie savoką pavydo jausmas? Kiek žinau, iš literatūros, meno labai bjaurus ir nemalonus, bet kartu taip kaip ir kiti jausmai gyvenantis. Kaip ir tas godumas, ar nesaikas, ar puikybė. Liūdna. Kažkada tai skaičiau irgi internete moksleivių ar studentų laiškas buvo tipo Dievui rašytas. Kodėl pasaulyje tiek neteisybės, kodėl tos skriaudų, karų. Dievulis labai paprastai atsakė: jūs mane išvarėte iš visur. Dievo nėra nei darželiuose, nei pradinėse mokyklose, nei, reiškia, tuose koledžuose, universitetuose.
nėra įmonėse, įstaigose, Dievas yra tik bažnyčia. Jūs mane iš visur išvarėt, tai ko jūs iš manęs dar norit? O kaip suprantat savoką tikėjimas? Nebūtinai religinis. Nu, taip turbūt kaip meną. Geras atsakymas. Kaip meilė, menas, elektra, dar kažkokį panašus jausmai, taip ir tikėjimas. Aš jo negaliu apibrėžti. Jeigu tu nieko netikėsi, tai belieka nusišaut. Ar tikite frazę grožis išgelbės pasaulį? Oi, nu iš viso to, ką mes šnekėjom, aišku, kad neišgelbės. Ir filosofiškai šnekant, tik pasaulis pats save gali išgelbėti. Čia labai viskas miglota. Pagyvensim, pamatysim. Dažnai vyresnio amžiaus žmonės sako, o mūsų laikais tai buvo jaunimas, o dabar tai baisu. Kaip jūs galvojate? Nu, labai teisingai sako. Labai teisingai sako. Na, viena paguoda, kad vėlgi, kaip čia iki mūsų kažkaip daėjo, kad jau Aristotelis taip šnekėjo. Prieš 2000 metų. Jo. Taip. Tai va tuo ir guodžiamės. Jūsų neįgyvendintos mintis, neišsipildžiusios svajonės. Nu, paaiškės dar viena svajonė. Aš agituoju visą giminę, kad man į grabą įdėtų fotoaparatą. Paaiškės, kada ateis laikas. Nu, čia jūsų praeita veikla turėjo labai didelę tęstinę veiklą, aš sakyčiau. Pavyzdžiui, jūsų dėstyta fotografijos istorija, tai buvo stimulas Gintarui Česoniui paruošti savo bakalauro darbą Lietuvių fotografijos mokykla. Taip. Šitas darbas tai buvo irgi pagrindas vadovėliui Lietuvių fotografijos mokykla, kurią aš kartu paruošiau su Tatjana Kuzmina, ir dabar šitas vadovėlis yra beveik kiekvienoje Lietuvos mokyklos bibliotekoje. Beveik 500 Lietuvos mokyklų bibliotekose yra vadovėlis šitas Lietuvių fotografijos mokykla. Ir tas dalykas, kurį jūs sakėte, miela istorinė praeitis, ar visgi iš tikrųjų jinai yra tik tai praeitis, ar jinai ir dabar turi reikšmę kažkam? Aš kadangi grafas, tai nesu labai kuklus. Tai pripažįstu, taip, labai turėjo didelę reikšmę dabartiniai mūsų lietuvėliai išsivysčiusiai fotografinės estetikos ir filosofijos menotyros krypčiai, kartu su dideliu fotografinių monografijų išleidimo pakilimu. O visa tai kelia fotografijos vertę ir skatina naujus žmonės į tą veiklą įsijungti, dirbti, tyrinėti. Paskutinis tradicinis klausimas, jūsų palinkėjimai žmonijai ir jūsų pamąstymai, kas gali laukti žmonijos artimiausių metų. Kataklizmai Žemėje patys didžiausi vyksta kas 100 milijonų metų. Tai paskutinis buvo, kai ta kometa pataikė į Žemę ir išmirė dinozaurai. Tai sekantis bus dar už 40 milijonų metų, tai dėl to gal ramu. Bet, sakykime, apledėjimai, tai kartojasi, na, ten kažkas, kas 30-50 tūkstančių metų. Tai nuo paskutinio apledėjimo, nu dabar turbūt 200 tūkstančių praėję, tai jau sekantis apledėjimas gali būti daug greičiau. Bet kad viskas eina į atšilimą, tai reiškia, gali būti nenumatytas kataklizmas, pasaulinis tvanas. Ištirpsta visi ledynai Antarktikos ir Arktikos ir
lieka tik tai Arato kalno viršūnė kyšot. Linkėčiau laimės, sėkmės ir išminties kūryboje, kad nesusiviliot ten visokiais menkaverčiais vienadieniais efektais, o imtis temų ir darbų su išliekamąja verte. O tai artimiausia dokumentinė fotografija, reportažinė. Nes dokumentinė mes įpratę suprasti kaip dokumentam, kad pasam, bet pasaulyje dokumentinė vadinama ir tie reportažai, įvykių visų fotografavimas, atkarai, demonstracijos. Žodžiu, fotografai turi imtis galvot, ką jie imasi dirbti. Nu, kol jauni gali kvailiot, bet paskui bręsdami rimtų temų turi imtis.